Paskutinės reguliaraus sezono rungtynės abiem komandom, tiek Kauno Ąžuolui, tiek Vilniaus regbio akademijai. This victory is very important for the team moral because, like I said earlier, that we missed out on the top 4 and now we need to solidify our 5th position at the moment. These guys are not a bad side, they are much improved side, so well-coached team too. So yeah, it was important for us to just absorb the pressure when they came at us and we scored some good tries too. Very pleased with the performance. Visai smagios rungtynės šiandien, kovėtės kaip galėjot ir rezultatas turbūt neatspindi tos kovos, tai kokie būtų pačio įspūdžiai apie šiandienos rungtynės? Šiandien turėjom gan stiprų išbandymą, žaidėm be trenerio, teko pačiam pabūti trenerio batuose. Tai sunku gal iš ties buvo su disciplina šiek tiek, trūko disciplino žaidime, bet padarėm žeminimų, vadinasi galim kovoti ir pokyčiai tikrai neteina iš karto, tai manau, kad jei ne šį sezoną, tai kitam sezone tikrai turėsim stipresnę komandą ir sieksim aukščiau. Kovoje dėl 5-8 vietų laukia tas pats varžovas, ar galim ten išvysti dar rimtesnę kovą? Turėsim savaitę pasiruošimo, tai tikrai pasiruošim ir manau, kad sekanti kova, jeigu neklystu, vyks čia pat, tai bus tikrai stipresnė ir geresnė. Ar pavyks Ąžuolui atsilaikyti, neaišku. Ir ne, atsilaikyti Ąžuolui nepavyksta. Turim prispaudimą. Abi komandos baigė reguliarųjį sezoną ir jeigu teisingai viską suskaičiuoju, susitiksiu iš karto pirmajame etape kovoje dėl 5-8 vietų.